Bluejaus namas yra viena iš detaliausių vietų bet kurioje šiuo metu rodomoje animacinėje laidoje per televiziją. Ir dauguma žmonių žiūri kiekvieną seriją net nepastebėdami, kas slepiasi fone. Šiandien mes peržvelgsime kiekvieną paslaptį, kiekvieną paslėptą detalę ir viską, ką laida niekada tiesiogiai neparodo apie Hillerio šeimos namus. Prieš pradėdami gilintis į konkrečias detalės, pakalbėkime apie patį Hillerio namo išdėstymą, nes namas iš tikrųjų keičia savo dizainą priklausomai nuo to, ko reikia serijai. Kambariai keičiasi vietomis. Langai žiūri į skirtingas puses, o baldai persikelia be jokio paaiškinimo. Tačiau yra standartinis išdėstymas, prie kurio serialas nuolat sugrįžta ir geriausias būdas jį aiškiai pamatyti – tai oficialus Hillerio žaislinis namas, kuris mums pateikia tikrą kiekvieno aukšto namo struktūros išklotinę. Hillerių namas yra 3 aukštų. Pirmame aukšte yra pagrindinis svetainės kambarys. Didelė atvira erdvė su oranžinė sofa, laiptai viduryje ir didelis langas už sofos. Čia vyksta dauguma šeimos veiklų. Pakilus į 2 aukštą prasideda įdomioji dalis. Virtuvė ir valgomasis yra čia, 2 aukšte. Kas iš tikrųjų keista, jei pagalvotumėte, nes realiame gyvenime virtuvės beveik visada būna 1 aukšte. Tačiau Hillerio namuose visa virtuvė, įskaitant spinteles, kriauklę ir valgomojo stalą, yra 2 aukšte. Ir serialas tai iš tikrųjų patvirtina serijoje Pikos mergaitės, kurioje matome namo vaizdą iš viršaus ir galite tiksliai pamatyti, kur yra virtuvė. O tada viršutinėme aukšte yra vonios kambarys ir miegamieji. Taigi išdėstymas toks. Apačioje svetainė, viduryje virtuvė, o viršuje miegamieji. Neįprasta, bet toks jau tas Hillerio namas. O kalbant apie dizaino pokyčius, Hillerių virtuvė yra didžiausias to pavyzdys. Daugumoje serijų virtuvės kriauklės langą žiūri į namo šoną. Tai yra standartinis išdėstymas, kurį matote vėl ir vėl. Tačiau serijoje Gimęs vakar, kai Čili stovi prie virtuvės kriauklės, ji žiūri tiesiai į kiemą pro tą patį langą. Vaizdas į kiemą, kuris visiškai skiriasi nuo visų kitų serijų. Ir dizainas keičiasi ne tik tarp skirtingų serijų, bet ir toje pačioje serijoje, nes Gimęs vakar. Pradžioje virtuvės kriauklė buvo nukreipta į namo šoną, tačiau vieta pasikeitė tarp scenų, nes istorijai reikėjo, kad tuo konkrečiu momentu Čili žiūrėtų į kiemą. Ir animatoriai tiesiog tyliai viską sutvarkė, niekam į tai neatkreipdami dėmesio. Dabar pakalbėkime apie žaidimų kambarį. Ar kada nors atidžiai žiūrėjai į kilimą ant grindų? Jis sukurtas lygiai kaip kivio vaisius. Ir kol žiūri į žaidimų kambarį, pasižiūrėk į paveikslą ant galinės sienos. Tai yra Australijos žemėlapis, kuriame paryškinta Queenslando valstija, ten, kur yra Brisbane'as. Ir jei nežinojai, Brisbane'as yra vieta, kur vyksta šis serialas. Tai tylus serialo būdas parodyti, kur vyksta ši istorija, niekada to neištariant garsiai. Dabar pereikime prie mergaičių miegamojo. Kaip ir žaidimų kambaryje, jų miegamajame esantis kilimas taip pat primena vaisių, o šį kartą jis yra arbūzo formos. Tarp kivio žaidimų kambaryje ir arbūzo miegamajame, Hiller namuose labai stipriai jaučiama vaisių tema. Taip pat pažiūrėkite į lovas. Bluey lova pažymėta didžiąja raide B, nes ji yra vyriausia. Bingo lova turi mažąją B raidę. Tai nedidelė, bet labai miela detalė. Dabar pakalbėkime apie tai, ko dauguma žmonių nežino. Bluey turi augintinį – žuvytę. Po to, kai Čili paprašė kieme įrengti tvenkinį, atsirado mažas tvenkinys, o jame gyvena oranžinė žuvelė, kuri atrodo yra mėgstamiausia Bluey. Ir tiesą sakant, nesunku suprasti kodėl. Žuvelė yra tokios pačios spalvos kaip Čili ir Bingo, todėl atrodo, kad ji priklauso šeimai. Dži pagrindinėje serijoje pasirodo ne taip dažnai, bet ją aiškiai galima pamatyti trumpajame epizode. Ir pereikime prie namo priekio, nes jei pažiūrėsime į Hillerio pašto dėžutę, ant jos matome skaičių 2. Taigi, tai reiškia, kad Hillerių šeima gyvena 2 name savo gatvėje, todėl jie yra 1 namas su lyginiu numeriu, o tai reiškia, kad labai tikėtina, jog Džuda gyvena 1 name, o Lakio šeima 3. Tačiau nei vienas iš šių dalykų nėra patvirtintas seriale, bet numeriai visiškai sutampa. Eikime į virtuvę. Kampelyje galite pastebėti druskos ir pipirų indėlius, stovinčius ant stalviršio, o virš jų atrodo ant sienos kabo česnakų pynė. Mažos detalės, bet jos daug pasako apie Čili kaip virėją. O svetainėje atkreipkite dėmesį į ananaso formos vazą. Tas ananasas nėra tik dekoracija. Tai duoklė Ludo Studio, animacijos studijai sukūrusiai Bluey. Ananasas yra Ludo studijos simbolis, todėl kiekvieną kartą, kai Bluey pamatote ananasą, studija tyliai palieka savo parašą seriale. Persikėlus į svetainę, pažiūrėkite į vietą po televizoriumi. Ten banditas laiko akmenį, į kurį įspausta šuns leteno žymė. Kadangi banditas yra archeologas, tai beveik nebejotinai yra fosilija, išlikęs senovinio šuns pėdsakas, kuris prieš milijonus metų įmynė į purvą.
Jis stovi Hilerių svetainėje kaip įprasta dekoracija, bet iš tikrųjų tai yra priešistorės dalis. O visai šalia augalo vazono yra ir šuns kaulas, kurį banditas parodė šeimai po vienos savo darbo kelionės. Jei atidžiai pažiūrėsite, galite jį pastebėti ir miniserijoje Archeologija. Taip pat svetainėje, vienoje kambario pusėje, yra įrėminta Čilio tėčio nuotrauka, kai jis buvo jaunas ir vilkėjo karinę uniformą. O kitoje pusėje, prie durų, yra įrėmintas kryžius, kuris atrodo yra Viktorijos kryžius. Karinis medalis, skiriamas kariams už išskirtinį drąsumą mūšyje. Čilio tėtis kovojo kare ir už tai pelnė vieną aukščiausių įmanomų apdovanojimų. Ir Hilerio šeima tyliai pakabino tiek nuotrauką, tiek medalį savo svetainės sienoje, ne vienoje serijoje į tai neatkreipdama dėmesio. Kieme auga nedidelis medis su ryškiai raudonais žiedais. Tas medis vadinamas flambojantu. Ir jis garsėja vienais ryškiausių raudonų žiedų tarp visų augalų. Bingo iš tikrųjų atsako į klausimą, koks tai medis, serijoje apie barbekių, tačiau tai vyksta taip greitai, kad dauguma žmonių to visiškai nepastebi. Ir kai žiūrite į kiemą toje pačioje serijoje, patikrinkite vietą už vieno iš augalų vazonų esančių kadro viršuje. Ten pat yra vapsvų lizdas. Bandytas tikrai turi tuo pasirūpinti, kol viena iš mergaičių to nepastebėjo. Garaže, kuris seriale beveik niekada nerodomas, fone slepiasi keletas puikių detalių. Yra banglentė su ananaso dizainu, kuris, kaip jau žinome, yra Ludo studijos simbolis. Taip pat yra žolės riedulio trofėjus, kuris beveik nebejotinai priklauso Čili, žinant, kaip jį mėgsta šį sportą. O kampe stovi senas radijas, kurio banditas akivaizdžiai niekada nenaudoja. Garažas visame seriale pasirodo tik kelioms sekundėms, bet net ir per tas kelias sekundės matyti daug detalių. Serijoje Fėjos ant sienos kabo Bingo nuotrauka. Ir jei įsižiūrėsite, šalia jos nuotraukoje yra Bobas Bilbis. Tai reiškia, kad nuotrauka buvo padaryta būtent tą savaitgalį, kai Bingo parsinešė mokyklos talismaną namo. Namas iš tikrųjų keičiasi ir atsinaujina pagal tai, kas įvyko ankstesnėse serijose, o tai yra neįtikėtinas detalumo lygis animaciniam serialui. Kalbant apie nuotraukas ant sienų, yra viena, kurioje banditas ir Čili stovi priešais Tadž Mahalą. Ta nuotrauka buvo padaryta dar prieš gimstant Bluey ir Bingo, kai banditas ir Čili keliavo po Indiją kaip pora. Tai visas jų gyvenimo skyrius prieš tapimą tėvais, tyliai kabantis ant sienos fone. O dėl šios paskutinės detalės grįžkime į virtuvę. Serijoje Bingo virtuvėje yra spintelė su kreidos žymėmis šone, tai ūgio matavimai. Čili tyliai žymėjo, kaip per metus auga jos dukros, kaip tėvai daro ir tikrame gyvenime. Tai mažytė detalė, kuri pasako viską apie tai, kokia mama yra Čili. Ir visai šalia ant sienos yra piešinys, kuriame aiškiai matyti Bliuje ir jos kanadietis draugas Žanas Liukas, stovintys vieno šalia kito. Primename, kad net jei Žano Liuko nėra serijoje, jis vis tiek yra Bluey pasaulio dalis. Ant jos virtuvės sienos, ten kur jo šeima gali tai matyti kiekvieną dieną. Hilerių namas nėra tik fonas. Tai istorija pasakojama po vieną detalę. Ir kaip visada, pasimatysime kitame vaizdo įraše.